Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bytai ir Baitai. Tai 78 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie metodą equals. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Pažiūrėkite į tą kodą. Kaip galvojate, koks bus pas mus išvedimas? Mes ir ten kuriam tą patį žmogų. Ir vienas ir kitas turės vardą John, ir viena ir kita amžius bus 25 metai. Tai pagal idėją čia turėtų būti true. Bet jeigu mes paleisime tą kodą, tai pastebėsime, kad atsakymas pas mus yra false. Jis sako, kad jie yra nevienodi. Ir taip yra dėl to, kad mes neperkliuojam to operatoriaus viduj mūsų person klasės. Jeigu aš užvesiu čia pelytę, mes galim pastebėti, kad tas operatorius lygu veikia su vienu object tipu ir su kitu object tipu. Ir jis nežino, kad ir ten yra vardas, ir ten yra metai. Ir dėl to jis lygina pagal tokį dalyką kaip reference equals. Mes dabar galim perkrauti tos du operatorius ir lyginsi pagal vardą ir pagal amžių. Ir nelygų veiks lygiai taip pat. Jeigu vardas arba metai nesutampa, tai reiškia tai skirtingi objektai. Paleisime kodą dabar ir matysime jau atsakymą true. Bet kas bus, jeigu aš ir vieną ir kitą person išsaugosiu į object tipą. Ir paleisiu kodą dabar. Prie object 1 pas mane yra person 1, prie object 2 pas mane person 2. Jie yra vienodi pagal mūsų logiką, kurią mes aprašėme. Bet kai mes paleidžiame kodą dabar, mes matome, kad tas lygų operatorius, kuris lygina person objektus, jis atiduoda mums true. Bet operatorius lygu, kuris veikia su object tipu, kuris buvo iš anksto sukurtas C#, jis atiduoda mums false. Tai vyksta, nes prieš kompiliuojant mes turime žinoti, o kokią instrukciją mes čia turėsime įvykdyti. Ir pagal tipus mes matome, kad ir čia pas mus yra išsaugotas person tipas. Tai mes ir ieškome operatoriaus, kuris ir lygina du personus. Tai čia tas operatorius lygina ir vieną person objektą, ir kitą person objektą. Ir dėl to čia bus pas mus ta instrukcija, kurią mes patys aprašėme. Bet kai pas mus yra kastas iki object tipo, mes matome ir čia object tipas pas mus yra, ir čia yra object tipas. Tai mes kviečiame realizaciją, kuria yra aprašyta su object tipais. Ir jeigu mes žiūrėsime, kaip realizuotas tas operatorius, tai mes galim pastebėti, kad ten viduj yra plius minus toks dalykas. Mes perdam ten du objektus ir žiūrime, ar jie guli toje pačioje vietoje atmintyje. Ir toks atsakymas jau bus false. Ne, jie ne toje pačioje vietoje. Kad jie būtų toje pačioje vietoje, čia aš turėčiau parašyti, kad person 2 pas mane yra lygus person 1. Ir jei paleisime dabar tokį kodą, tai tada bus taip, mes reference person 1 priskiriam prie reference person 2 ir tada jo tai yra tas pats objektas, kuris guli atmintyje. Bet jeigu mes keisime person 2, pasikeis ir person 1. Tokiu atveju mes kuriam atskirą objektą ir keičiant person 2, tai nekaip neįtakos person 1. Ir čia atsakymas bus false, o čia atsakymas bus true. Tai kaip mums būti, ką mums daryti taip, kad būtų kažkokia galimybė palyginti, net jeigu mes ir išsaugojam viską į object arba į kažkokį kitą bazinį tipą. Tai ir buvo sugalvotas toks metodas kaip equals, kurį mes galim perkrauti su jumis. Kaip jūs prisimenate, kiekvienas tipas pas mus neakivaizdžiai paveldė iš object tipo. Ir tas object turi tokį metodą kaip equals. Tai mes tą metodą galim perkrauti taip, kaip mes norim. Bet atkreipkite dėmesį, argumentas ten pas mus ateina object tipe. Tai mes turime dar patikrinti, ar tikrai tai pas mus yra person, nes mes galim perduoti ten ir kažkokį kitą dalyką. Mes galim perduoti ten ir intą, ir double, ir taip toliau. Tai mes atliekam tokį veiksmą. Jeigu pas mus tas objektas, kuris ateina, jis yra person, tai mes paimam tą personą ir žiūrim, ar tas person atitinka mūsų personai, tai paimam tą realizaciją. Arba tą realizaciją mes galim perrašyti. Va taip, mes žiūrėsime, ar mūsų vardas sutampa su to vardu, kuris pas mus yra įrašytas į mūsų klasę, ir ar age sutampa su mūsų age, kuris irgi yra įrašytas į tą mūsų objektą. Jeigu taip, tai čia atiduosime true, jeigu ne, tai čia atiduosime false. Jeigu tipas nesutampa, tai mes iš karto atiduosime false. Jeigu tai bus bet koks vaikinis objektas, tai čia per tą is mes gausime vis tiek person ir galėsime palyginti pagal vardą ir age. Viskas pas mus suveiks čia be jokių problemų. Ir čia viduj tų operatorių, kurie pas mus yra, mes galim jau įrašyti equals metodą.
Mes galėsime tai patikrinti, ar person1 pas mus yra lygus person kitam. O prie operatoriaus nelygų mes darysime atvirkščiai, jis nelygus. Ir dabar čia, jeigu vietoj operatoriaus lygų mes parašysime metodą equals, tai viskas veiks ir prie object tipų, ir prie person tipų. Mes galėsime išsaugoti referencą į bet kokį teivinį objektą. Paleidžiame tą kodą ir ten matome true. Be jokių problemų viskas pas mus veikia. Jeigu aš truputį pakeisiu vardą, tai ir ten jau bus false. Tai viskas dabar jau veikia taip, kaip mes ir norėjome. Tai naudojant tą metodą equals, mes galim patikrinti, ar sutampa tie dalykai. Ir tai veikia ne tik su klasėm, čia išimties tvarka padaryta ir taip, kad mūsų straktai irgi galėtų realizuoti tą equals metodą. Iš vis yra 3 tokie metodai. Mes galim perkrauti struktūrose equals metodą, mes galim struktūrose perkrauti toString metodą ir mes galim struktūrose perkrauti getHashCode metodą. Kas yra getHashCode, mes kalbėsime kitos pamokos metu. Tai jeigu čia aš parašysiu struct, viskas veiks lygiai taip pat, kaip ir buvo pas mus prieš tai. Aš paleidžiu kodą ir matome, ir ten pas mus yra true. Padarysime taip, kad tai visgi būtų pas mus klasė ir sukursime dar vieną klasę, kurią paveldės mūsų person klasė. Sakysime, kad pas mus yra studentas, į konstruktorių mes galim perduoti vardą, metus ir mokyklinę įstaigą, kur jis mokosi. Į bazinę klasę perdam vardą ir metus ir galim dar kartą perkrauti tą equals metodą. Čia vietoj person aš sukursiu jau student. Sakysime, kad tai bus studentas ir tos visus dalykus mes panaikinsime. Dabar parašysime tokį kodą ir pabandysime įsivaizduoti, kokius atsakymus mes gausime. Tai jeigu mes bandome palyginti person ir student ir galvojame, ar yra kažkur pas mus lygų operatorius, kuris iš kairės pusės priima person, o iš dešinės pusės priima studentą. Kaip ir nėra tokio operatoriaus, bet mes prisimenam, kad student paveldė iš person, tai reiškia, kad čia mes galėsime perduoti tą studentą ir pažiūrėti, ar sutampa jų vardai, ar sutampa jų metai. Ir iš tikrųjų dėl to, kad čia realizacija paima tą equals iš person1, tai mes gausime true. Bet pabandysime perrašyti tai truputį kitokių būdų, pažiūrėsime, ar student lygus person ir mes gausime visai kitokį jau atsakymą. Pažiūrėsime. Ir čia pas mus yra toks dalykas. Čia, kaip person1 pas mus ateina studentas ir mes kviečiame metodą equals iš studento. Studentas jau žiūri, ar tas objektas, kuris buvo perduotas, ar tai pas mus yra studentas. Tai nebus studentas ir mes gausime atgal false. Tai čia pas mus bus true, o čia pas mus bus false. Taip pat ir čia, kai mes iš person kviečiam equals, studentas bus lygus personui, bet personas nebus lygus studentui, nes studentas tai išvestinis tipas ir jis turi papildomų tam tikrų elementų, kurių neturi bazinė klasė. Paleisim tą kodą ir pažiūrėsime, koks pas mus bus atsakymas. Mes gauname true, false, true, false. Pabandysime išsiaiškinti, kodėl tai veikia. Uždėsime čia breakpointą ir žingsnis po žingsnio praeisime pro visus tos metodus ir pabandysime išsiaiškinti, ką mes gauname. Tai mes ateiname čia. Padarome žingsnį ir pereinam prie operatoriaus lygų. Mes matome, kad čia pas mus ateina person, o čia pas mus jau yra studentas. Ir mes iš person1 kviečiam metodą equals. Tai padarome žingsnį, einame į metodą equals ir tai tas equals, kuris aprašytas viduj person klasės. Tai reiškia, kad mes žiūrime, ar tas objektas pas mus yra person ir tikrai studentas tai person. Tai mes einame į vidų, žiūrim, kad vardai pas mus sutampa ir metai sutampa. Daugiau patikrinimų pas mus nėra. Grąžinsime atgal true ir tas true pas mus bus išvestas. Toliau, kai mes iš čia grąžinsime tą true, tas true pas mus bus išvestas į ekraną. Toliau darome tą patį, bet studentas pas mus jau yra iš kairės pusės. Tai studentas yra čia ir mes iš to studento, kaip matote, kviečiam jau metodą equals. Jeigu mes kviečiame metodą equals iš studento, tai mes pereinam prie student klasės ir žiūrime, kokia čia pas mus realizacija. Ir žiūrime, ar mūsų person tai yra studentas. Ir iš tikrųjų ne, person tai ne studentas, tai mes iš karto atidodam false, čia tas false grįžta pas mus atgal ir yra printinamas į ekraną. O čia kiti du dalykai, kuriuos mes darome, tai lygiai tie patys dalykai, kurie buvo daryti viduj equals operatorių. Bet pabandysime dar kartą pažiūrėti. Tai iš person kviečiam equals, nueiname į person klasę ir atliekam tą patį veiksmą ir atiduodame vėl true. Bet kai mes darome tai iš student, matome, kad person tai eina studentas ir atiduodame atgal false. Va taip veikia mūsų operatorius equals. Tai su tokiais dalykais reikia dirbti atsargiau ir žiūrėti, ką mes darome.
Ir jeigu mes čia panaikinsime tą realizaciją equals, tai studentas ims savo realizaciją iš student klasės. Ir tada čia visur mes gausime true, nes mokyklinė įstaiga niekada nedalyvauja palyginime. Tai jei dabar paleisime mūsų kodą, tai visur gausime true. Tai dabar aš tikiuosi jūs suprantate, kaip geriau lyginti skirtingus tipus ir kad ne visada gerai naudoti operatorių lygų. Kartais geriau pritaikyti metodą equals. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.